Sveiki, mano vardas yra Sonata ir šiandien noriu su jumis pasidalinti apie labai nuostabią programą Tapk savo gyvenimo valdovu. Kaip matote, šalia manęs yra eglė, tai reiškia, kad šiuo metu švenčiame kalėdinį laikotarpį ir man šios kalėdos bus pačios nuostabiausios, nes ką tik praėjau šį kursą ir už tai noriu šiandien su jumis pasidalinti. Tai kas man patiko nuo pat pradžių, tai kad mes pasidarėme didžiulį planą, kokios temos yra aktualios, kiek aktualios, kaip mes eisime ir viskas buvo labai struktūrizuota pagal tai, ko man labiausiai reikia. Patiko, kad Truncė visada stebėjo mano savijautą, buvo tam tikra tokia kaip ir disciplina rašyti rytais, kiek ar pakankamai buvo išmiegota, kiek laiko buvo juoko, kiek žingsnių nueita, nes sveikata, miegas taip pat yra labai svarbu, būtent kaip mes jaučiamės, o tuo metu man ypač buvo aktualu. Tai labai patiko būtent tos temos, kurios buvo praeitos, pavyzdžiui, pykčio ir nuoskaudų neutralizavimas, kas man ypač buvo aktualu. Tai apskritai, imant bet kokią emociją, patiko tai, kad reikėjo įvardinti, kokios situacijos labiausiai neduoda ramybės, ar tai būtų pyktis, ar tai būtų gėda, ar kitos temos. Ir įvardinant situacijas, buvo prašoma įvardinti, o kaip norėtum, kad būtų, ką tu gali pakeisti. Tiesiog apskritai visas šis kursas išmokė, kad jausti tas emocijas galima, tai yra, kad galima išmokti suvaldyti visą tai, kas vyksta mumyse. Ir nesvarbu, ar tai kelia pyktį, atstūmimo, nereikalingumo jausmus, su visu tuo galima iš tikrųjų dirbti, ko prieš tai, sakysime, paanalizuoji, pagalvoji ir tuo viskas ir lieka. Pasirodo, galima išanalizuoti visas situacijas, pradirbti su jomis ir eiti tolyn. Kaip sakant, šis kursas išmokė paleisti tai, kas buvo ir vertinant labiau save, eiti toliau. Tai ir kaip man patinka frazė, kad gyvenimas yra tarsi galimybė susikurti savo rojų. Tai būtent šis kursas buvo ta pati pradžia, kad aš pradėjau savo gyvenime kurti rojų. Taip, žinoma, dar yra labai daug darbo su tuo, bet tiesiog aš likau apšalusi, kiek iš tikrųjų per visą gyvenimą buvo visko prikaupta. Ir būtent per šį kursą nuo pat vaikystės gali pastebėti tos dėsningumus, kas kartojasi, kas trukdo santykiuose, kas trukdo darbe, kas trukdo sutarti su kitais. Ir tai tiesiog viso gyvenimo peržiūra. Ir tikrai visiems, kurie nori savo gyvenime nešti ramybę, pasitikėjimą savimi, džiaugsmą, vidinę ramybę, tiesiog labai rekomenduoju šį kursą. Ir Truncė yra labai nuostabus mokytojas, specialistas. Tiesiog aš buvau priblokšta, kad net ir kurso metu galėjau skambinti, rašyti, konsultuotis arba klausti, kas man aktualu, kas neduoda ramybės eilinėse gyvenimo situacijose ir gauti patarimą. Truncė mane lydėjo visoje šioje kelionėje ir atsiuntė labai daug svarbios informacijos, ką vėl ir vėl reikės man prisiminti. Tai labai ačiū Truncei už šį nuostabų kursą ir net nebejoju, kad šis kursas gali padėti kiekvienam, nes tai, kokios temos buvo praeitos, tai yra aktualu kiekvienam žmogui. Tai štai linkiu kiekvienam atrasti tą vidinę ramybę. O jeigu jaučiate, kad kažko trūksta žinių, trūksta vedlio, kuris padėtų praeiti pro visą tai, ką jūs dabar patiriat, tai labai rekomenduoju kreiptis į Truncę ir ieškoti atsakymų ir eiti į šviesesnį rytojų. Tai ačiū.